for years, you know that? Really? So, Richard. Yes. How is in Chinese? I love you. I love you. Mohosak Lei. Mohosak Lei. That's Cantonese. Okay. I love you very much. Okay, and that other word? The other words, the naughty ones I just taught you? Yeah. Yeah. Diule Chaljibai. And what is that? Fuck you, smelly cunt. Mes gauname patarimus, kaip bendrauti su kiniečiais, kai grįšime. O jeigu iš tikrųjų, tai mes esame pakeliui į Phuket Central. Toks kaip mūsų Akropolis, tik tais daug kart didesnis turbūt. Ir turi ir Chanelius, ir Diorus, ir taip toliau, tai tikrai ne kaip Akropolis. Tai vat, jo. Po paskutinių vlogų, kaip matote, mūsų kokybę telefonų, važiuojam pirkti DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Pažiūrėsim, kokia bus kokybė ten ir stengsimės pateikti ko fainesnius video. Nes Serioža užsihypino. Yes, I'm fucking hyped up. Beach, which looks like from down. Tai štai mūsų paleido tik, jeigu bandyna priartinti. Čia Burberry, Prada, Dior ir taip toliau, Louis Vuitton. Teisime į vidų, šiek tiek parodysime to, kaip centralas atrodo. Labai didelis. Didelis, labai. Labai. You just need lots of money and lots of spare time. Batai. Batų mes neturim, turim tik tais tapkės. Mes pastebėjom jo, kad Santulė trečiam vlogė bus su ta pačia nuvaikė. Mūsų mados ekspertė. Labai taupiai. Išsiskalbė ir vėl nešiojo. Maybe it's about the time man šopinguoja nupirkuojama į kutę, kaip tau atrodo. No. No money, lady. Perėjimas. Kita, yra visos prabangios parduotuvės ir ten yra Pops maisto parduotuvė, kurioje yra daug international food ir mes praeitą kartą per Kalėdas pirkom čia džiugą. Jo, kas yra faina labai. Radom lietuvišką sūrį džiugą. Čia šitam Central, didžiulį Tops parduotuviai. O čia žiūrėk, mums pasitinka iš karto Starbucksas. Ir Starbucksą mes galėsime dabar atsigerti kavytės. Norėsim? Yes. Tavo sugar daddy tave pavaišins. Oh my god, Ir šitą galiu tau irgi nupirkti, gali pasimti jau dabar. Žodžiu, tiems, kas nesupranta, tai čia reiškia Serioža, taip? Sergei, jo. Va, prašau. Intai. Nu, pabandom, čia mokam mes paimam. Dar aišku, su grietinėlė gali būti neskanu. Tai galia kaip skanu? Kaip kakavas? Nu, aš šiaip stengiuosi neimti tokių žodžių, bet, nu, nesusilaikiau. O jeigu Santa šiandien mane palaiko, kad reikia pirkti vloginę kamerą, tai galvoju, reikia, žinai, paspausti ant jausmų. Aš tu galėsiu ant jausmų, žinai, kur paspausti. Bet ten. Palauk. Fuck this shit. Centralas yra tiek didelis, kad čia į apačią važiuoju, galima dar viršų. Ir kad surasti didžiąją parduotuvę mūsų navigaciją netgi naudojame. Nes reikia perėti per tiltelę į kitą gatvės pusę, į kitą pastatą, kuris yra didžiulis taip pat. Ir ten mes turėtumėm rasti tai, ką mums reikia. Ir štai mes prieinam prie didžiąją parduotuvės. Oh my god. Was ist das? Kas čia per monstras? O kaina? Ir štai, ko ieškome mes. Būtent šito. Išsirinkai jau. Reikalas tame, kad aš buvau susigundęs netgi vos
gal net 2 skirtingus paimti. Išpratėjai. Jo, nes šitas Pocket 3 jisai negalima filmuoti jeigu lyja. Sako, nerekomenduojama jo naudoti per lietų, nes jisai turi motorą, stabilizatoriaus ir jisai gali labai paeit negerai. Šitas jisai nuo kojos, jisai gali ir krauti dar kaip ekstra, gali būti kaip kojytės pastatyti. Bet jeigu nori vėlgi, ir jisai gali 18 metrų, apie 20 metrų netgi po vandeniu gali su juo filmuoti. Bet aišku, reikia jau tada koją kitokią pirkti, tą, kuri, jeigu truputį pamestum, jinai į viršų pakyla. Floating. Tai kokį tu perki dabar Indiendov dėdėjai? Indiendov dėdėjai, kuo mes atvažiavom, tą ir imsim. Plius šią kelionę mes plaukyti neplanuojam, todėl... Nu nieko nesakyk, už esi žvejybagi. Bet neplaukite. Bet ten labai atsargiai reikės filmuoti. Gal net ten su telefonu filmuosim. Bet iš esmės imsim šitą kombą. Ir plius galima tos minimaikus, kur aš tau nupirkau, naudoti. Pririšim 2 tos minimaikus ir galėsim naudoti juos taip pat. Last but not least, kiek tau kainuos šis malonumas? Daug bučinių. Tai galima man bus dabar eiti pirkti akinius? Iš savo ar iš mano pinigų tu akinius? Iš bendro biudžeto? Ne, negalėsi. Nes su šito mes kursim, o akinių tu turi milijoną ir taip namuose, kurių nenaudoji. Apie akinius, kuriuo aš šneku, tai yra šitie Miu, naujas modelis, labai įdomus, tokie tikrai nematyti. Jie čia gaunasi 20 000 batų, virš 500 €, labai daug, kažkaip, gal netgi šiek tiek daugiau. Tai iš vienos pusės nelabai apsimoka Europoje tokius dizainerio akinius pirkti, yra pigiau, galima susimedžioti. Tai va, aš taip ir padarysiu, pabandysiu pasiieškoti. Let's go. Santa užmygo. Labai excited, Santa. Žinau, man taip neįdomu, čia man taip atsibodo lapus 2 valandos, Jėzus Marija. Matot, kaip apsimeta. Bet iš tikrųjų labai excited yra. Šiaip noriu pasakyti tokį dalyką, kad kai vyrai stumia ant moterų, kad moteris ilgai šopinasi, mes jau užtrukom 1:34 minutės. Tai dar kažką pakuoju, oi, kaip kreivai laikiau. Ta prasme, valandą su pusę. Ką čia reikia tiek ilgai pirkti? Ką čia reikia tiek ilgai pirkti, Serioža? A tu man atsakysi klausimą? Ką čia reikia tiek ilgai pirkti? Ne, iš tikrųjų, čia, ką mes čia dabar darom, tai mes visų pirma pildėm popierius, visų pirma aš labai laužiausi, rinkausi, pildė, paskui aš galvoju, tai tik šunų kadrų galėsim nufilmuoti. Iš tokių anglų, kur šis žmogus nepamato ir net nepagalvoja. Ir paskui, ką mes padarėm, mes įjungiam viską ir patikrinam, nes sako, kad iš pradžių sako, kad tik Tailandė tas garantija galioja, bet sakau, tai nesąmonė, nes turėtų būti visam pasaulyje, nes pas mus čia storas irgi yra. Bet patikrinam, dabar ramu, viskas, dabar ramu, dabar galėsim keliauti. Dar kartą kavos pirkti. Happy, very happy. Kol kas dar su telefonu filmuojam, bet grįšim į kambarį, tada galėsim viską pažiūrėti, panagrinėti. Pas mus dar į bucą reikia užsukti, Santoliui reikia vaistukų, nes nuo mano pirkinių į galvą skauda. Spėkit, kaip man galvą skauda, kai jinai prekinasi. Kada tu esi su manim taip dabar iš dušios? Nu, bet tik to, dabar plak. Matot, kaip blogai su telefonu filmuoti. Negalima ant jos mikrofą padaryti mutę. Būtų labai fainai užmutinti ją ir dabar labai smagiai eiti ir šypsotis. Vieną kartą esi su
Jonė buvo shoppingė Londone, kai mes kartu vaikščiom paatletą ir to ten žaibo greičiu, va taip, aš greit shopinuosi šiaip, jeigu ką. Nes tu esi profesionalė. Nu taip, tai O aš kad aš paskutinį kartą tokią prekę turėjau už tiek pinigų, tokius dalykus, kur man patikrino viską, aš neatsimenu prieš kiek metų. Laikrodį savo pirkai. Tai aš, Garminą tai aš internetu užsakiau. O šitą, blemba, tai aš mėgaujuos procesu, aš tiesiog kaifuoju. O dabar kaip prasvajoju, kaip ten visą tai reikės realizuoti, dar tai aišku galvos skausmas bus, bet atsėsim ant baiko, ten viskas galėsim užfilmuoti, viską aplinkui, nu čia bus fainiai. Aš manau fainiai, čia bus tokie prisiminimai, kuriuos mes nešiosim visą gyvenimą. Tas pavadinimas Chow Tai Fook. Chow Tai Fook. Gerai, lekim vaisukų pirkti ir... Good, aren't they? Isn't it delicious? Čia su triufeliais. Probably the best dim sum I've had in my life. The one with the truffles. It's sensational. Yeah, try that one with the mushrooms. Nors ir kaip aš nekantravau grįžti greičiau namo ir išbandyti savo naują kamerą, bet visgi užsukome su draugais dar vieną kiniečių restoraną, kuriame mus labai nustebino vietinė virtuvė. Labai skanu. Tai štai mūsų pirmas yra bandymas šitos naujos kameros. Mes šiandien naudojame DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Dar turim va tokį dalyką. Gali tyliai kalbėti dabar? Dabar galim tyliai kalbėti. Tai, žodžiu, bandysim važiuoti, pavalgyti į naują vietą, susuksim kažkokį vaizdinį, pažiūrėsim, kas gausis. Mes gausimės food blogerį, nes vien tik maistas. Nu, bet dar prie viso šito, ką aš noriu pasakyti, vakare išėsim lauką ir aš parodysiu skirtumą tarp savo telefono, kodėl aš visgi nusprendžiau investuoti ir nupirkti šitą kamerą ir koks vaizdas su telefonu ir garsas, ir koks vaizdas ir garsas su šito dalykėliu. Žiūrėjom? Tai šiandien atvažiavome į tokią vietą, parekomendavo mums Timas. Kaip vadinasi? Unis Sando, neaišku, daug pavadinimų yra Unis Sando. Santas šiandien norėjo labai arba toks geras pasirinkimas, arba burgeris, arba salotas ir pažiūrėsim, kas ten yra gero. Nes norisi jau europietiško maisto. Atsibodo, sako, jei azijietiškas, olandietiškas. Šiandien valgėm kiniečius, labai skanius. Labai skanus šiaip buvo. Kada nuvešim, parodysim juos irgi. Nes, tikrai pasakiškai buvo, teisingai. Taip, labai. Tokie skoniai įdomus. Ir dar sakė, yra tokia viena sriuba pas juos. Gan, sako, netgi pasaulyje kitur kontroversiškai žiūri žmonės. Ryklių pelekų sriuba. Ką Serioža tikrai faktas norės paragauti. Because you only live once. Sawadee kap, yes, two of us. Pažiūrėk, panašiai? Galėsi dėti mano nuotrauką vaikystėje, kur aš buvau su vienu tokiu. Čia, va. Taip. Tai va. Taip atrodo Samsungo. Tamsokai. O čia atrodo mūsų Osmo Pocket 3. Samsungas, Pocket 3. Samsungas, Pocket 3. Gerai. Tarp kitko, kas nematė Fridos Kahlo filmo su Selma Hayek, tai yra labai įdomi biografija, rekomenduoju pažiūrėti, o tuo tarpu parodysim interjerą čia šitas vietos. Labai netailandietiška. Ir žiūrėk, kas parašyta Tequila, Lions and Good Times. Tai kas čia per Lions? Čia jų tipo pats geriausias nominuotas, reitinguotas. Kaip skaniai. Kas yra? Čia blineliai su salsiai įsidedi ir gali kabintis ant to padažo, bet čia yra bulvytės ir 12 valandų cooked Wagyu beef. Wagyu beef? Taip. Čia aš užsakiau. Kai smagu, kai tu pradėjai mėsą valgyti. Jėzus taip skaniai atrodo, žinok, man atsilipiu ant burną. Duos?
want to try it, wait. No? What's up? Toks skanus, tu nesivaizduoju. Neįsivaizduoju. Norėčiau pabandyti iš tikrųjų, kada ir suvažiuočiau. Ir jis dar toks biškas su pipiriukais. Nu, mano. Wow. Kosmosas. Čia kaip vaikystėj Tokiam baba šitą. traškindavo tokį su bulių koše. Jeigu tavo baba taip darydavo, tai tavo babai aš galėčiau duoti medalę. Labai skanu buvo. Kas būtent? Beef stew. Burgeris labai skanus, tarp aš dabar reklamavau, bet jeigu reikėtų rinkti beef stew ir mashed potatoes, tas toks, jinai yra comfort food. Žinot, kur būna pas mamą arba ten močiutė nuvažiuoja ir tai tokia namų skanus maistas šiltą padaro. Kaip mano draugė sako, šiltas apkabinimas iš vidaus. O aš dar, kaip visada, davalginėjau. Mes buvome tiek šiltus skanu, kad santuliai biškai netilpo. Bet valgiai tikrai verta šitą dalyką. Šiaip aš labai esu mėgęs šitą labai gerai ištruškintų mėsų. Netgi būna, kai darausi namuose kaulų sultinių, pusantros paros greitpuodyje verdu sultinį ir būna tos kaulus paimi, iškrenta tas smegenis, kaulų čiulpai ir tas maži gabaliukai mėsos. Ir tai būna, kad nusiurbė, jie tiesiog ištirpsta burnoje. Tikrai rekomenduoju irgi išbandyti, ypatingai žinant, kiek naudos gauni geriant kiekvieną dieną būtent kaulų sultinį. Nu, kolageno labai daug. Moterims tai iš viso. Kolageno tai iš viso pasaka, jo. Nu, vat, jeigu mes išeiname, atsiprašau, labai į naktį, prieš šviesą, atrodo maždaug, palauk, kur ta šviesa, pataikyti reikia. O taip. Jeigu čia pasisukam, kažkaip tai taip. Nu, toks ir skirtumas. Bandelės su sosiska kaip mokykloje. First one, chicken. This chicken. This sausage. Sausage and this chicken. What is this? Chicken. Kalipap chicken. 10 baht, 10 baht. To all 10 baht. This is for this? 10 baht? 10 baht for one. 10 baht. It's amazing. Too cheap, very cheap. Very cheap, yes. 10 batų kiek čia yra? So we will... Vienas centas. And I want to try a burger. Burger, beef chicken. Okay, beef. Abudu kainuoja 30 batų. Kažkaip tai šiandien... Klausyk, 10 batų kiek čia yra mūsų pinigų? 10 batų. Čia yra 30 centų kažkur tai. Only one, just one. It's blueberry inside, blue. Blueberry. 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 Oh, let... This one? Green one? Green. Bite, the same like. Green. O čia yra... 10 baht, 10 baht card. Nu, pažinsiu mažiuką va tokį. Okay. Davai. I'll take this one. She take this one and I take this one. Esmė yra tokia, kad mes bet kur nuvažiuojam pavalgyti, vis tiek dasimušam street food'e. Nu, kaip taip gaunasi? Tai žodžiu, tik sumokėjom apie 10 eurų, ne, 10 eurų, jo, 10 eurų už burgerį su bulvytėm. Batų. Meilė, mes valgėm ten. Ai. Ten tam meksikietiškam restorane. O čia sumokėjom mažiau negu eurų, 90 centų, mažiau nei 90 centų. Jūs patys matėte, kaip gaminam. Tai jau dabar yra time for... O man nupirko pyragėlį už 10 batų, tai kiek čia centų? Už 10, apie 30 centų. O pažiūrėkit, kokiam dar fone mes valgysim. Atrodo, kad mes jeigu kito neveikiam, tik valgom. Kaip sakai? Atrodo, kad mes nieko kito neveikiam, tik valgom. Nu, tokie jau mes. Dar neišmokai
išmokai naudotis. Jo, dar neišmokau naudotis gerai šitą kamerikę, bet in process. Čia, kaip jūs sakiau, čia mūsų tripas Tailandė yra gera treniruotė visam šitam. Nes mes planuojam vlogus filmuoti savo namo svajonių statybą. Švieži kopūstai. Pamėdė kas. Aš noriu daugiau kopūstėlių, galima? Bet čia. Kaip per kokią jūros šventę nusipirktum. Skanus. Švieži kopūstai. Netoks skanus kaip tas vegijų bifo patty. Jo, ten buvo jo Wagyu beef burgeris. Labiau turtingas skoniais. Čia paprastas. Bet čia toksai grinai klasikinis gatvės burgeris. Kotletas su bulka, pakeptas ant sviesto. Ir kopūstai. Kopūstai, pomidoras ir agurkas ir majonezas su kečupu. Majonkė, va. Lietuvoje majonkės nesimenu, kiek metų nevalgęs net. Labai daug metų nevalgęs. Skanus piražukas. Kaip iki tokių būna pas. O randamės mes Bangtao rajone. Pati pradžia prie mečetės. Tai čia skaitis musulmonų rajonas. O čia tokie jau dip musulmonai gyvena. Jau vaikšto su tom, netgi su aprangom visom tom musulmoniškom, su kepuraitėm. Kaip 2 metų. 20 metų dirba šitą darbą žmogus. Stovi taip pačiu vietoj. Daro tus pačius maistus. Iš tikrųjų, aš net nenorėjau valgyti tam važiuoti. Kur tu valgai tada? O taip paragauti, vis tiek galvom. Aš esu, žinai, toksai. Prie kompanijos. Ne, kaip curious. Smalsus. Smalsus žmogus, jo, man, jeigu atvažiuoju kažkokią naują vietą, man norisi visą laiką tų naujų maistų, naujų skonių išragauti. Todėl taip ir gaunas, kad mes tam kažkur nuvarom pavalgyti, paskui dar dešimų štai varom. Dažniausiai dasimušam kažkokiais neįprastais dalykais, kur dar nesam paragavę. Dažniausiai taip būna. Kartais būna ir kitaip, aišku. Bet deserto tai man neleido. O, gavai. Kokį mažyliuką? Nu, Santa. Sarmatas, turėk. Tu matai, koks mažas tau da pusę paliko paragauti. Tiek sportavai, tiek ragavai. Tai grįžome mes namo ir turime 3 kameras šiuo metu. Tai yra Samsungas Galaxy S24 Ultra, tai yra DJI Osmo Pocket 3 ir čia mes turime DJI Action 5 Pro. O tokie vat vaizdai, kodėl paėmėm, pavyzdžiui, kai kamerų šitų 2 nėra, tai tada naudojamas yra telefonas, taip vadinamas pats pagrindinis run and gunas, tai užstatom jį. Kai galimybės turim, paimam šitą daikčiuką ir su juo prasivedam, pasifilmuojam ir vlogą, ir jau tasai puikiai tinkantis yra kalbančiai galvai, taip vadinamas vlogerių, kai yra centre sufokusuota galva ir tu sėdi ar vaikštai ir kalbė ir tave pastoviai fokusuoja kalbą. Kitam variantui turime šitą gražuolę, Active 5. Tai kodėl mes jį paėmėm? Jis yra su selfie sticku. Opa. Ir šitą selfie sticku mes galime naudotis iš labai toli. Galima kalbėtis, bendrauti, galime parodyti vaizdus, galima kažkada perkelti ir ten kažkur tai toliau kažką parodyti. Reikia, mes galim ją pastatyti, vat taip, jeigu nestovėtų. Taip pat yra kojytės prisukamos, vat jinai stovi.
Taip pat yra prie liemenės prikabinamas toks laikiklis, kur galima nuo krūtinės filmuoti. Tai reiškia, jeigu mes arba boksuojamės, arba kažkur tai mes einam, arba kažkur tai vairuojam, mes galime būtent čia prisikabinti ir nuo krūtinės viską rodyti. Lygiai taip pat yra toksai lipučka, kuri filmuoja tiesiai nuo gali priglipinti prie šalmo ir jeigu tu vairuoji su pirta, kur tu be pažiūrėtum, ten jinai filmuojasi. Taip pat gali prikabinti su tą lipučką prie bet ko, prie stikro, prie metalo, prie daug ko, žodžiu. Tai vėlgi yra toks patogus dalykas, plus šitą kamerą jinai nebijo drėgmės. Tai reiškia, jeigu mes varome arba į žvejybą varysime šią savaitę, arba gal kada nors kitą kartą grįžę vėl važiuosime į Similan Island, ten ta vieta, kur teko man plaukioti su vėžliais, arba šiaip pasnorklinti kažkur, tai šitą kamerą labai idealiai tiks tam, nes visos šitos jos bijo drėgmės, bijo srūmo ir nebus taip fainiai su jom visą tai daryti, netgi nuo laivo, nes visą laiką galimybė yra, kad sušlaps ir suges. Tai vat, tokia mini apžvalga savo naujų gadgetų. Na ir aš tuo pačiu metu bandysiu jas išnaudoti kuo daugiau ir daryti kuo įdomesnių vlogų. Faktas tas, kad kai sportuoji kasdieną, būna ir nuovargis, ir motyvacija visam kitam krenta, bet aš manau, rasime tokių dienų, kai rasim gerą įkvėpimą ir aplakysim daug įdomių vietų ir galėsim parodyti daug gražių ir įspūdingų akimirkų. Na, sekanti stotelė, aš manau, kad važiuosim su Santa į Monkey Mountain. Jeigu man kameros ten nepagrobs, nepavoks jos, tai bus labai geras kontentas. Na, o dabar, ačiū uždėmesį, gerą vakarą.